vėlgi yra tas pats ryšys su atliktų veiksmu, autoriaus veiksmu, kūrėjo veiksmu, na ir tokiu, na, galbūt atsidavimu darbui, kuris ir įgalina arba liepia tai saugot, vertinti, kad tai yra įvykę dalykai. Jie faktiškai nepasikartoja. Galbūt mes galim bandyti imituoti technologijas, žinias, bet didžioji dalis jų yra jau prarasta, jos nėra visiškai identiškos ir tas susitikimas su objektu, na, toks priėjimas prie jo tampa lyg tai toksai asmeninis kartais, kaip lyg skaitytum kokius, prosenelio laiškus. Jinai autentiškesnė negu visa pop culture šių laikų. Ir kiekvienas žmogus ypatingas ir manau, kad vintažinis rūbas kiekvienas yra ypatingas ir turi savo istoriją. Vintage clothes is very good looking and antique looking. Like when you want to finish your outfit and you want to add like accessory or something, I usually wear something from the vintage clothes. So mostly it's like corsets, antique accessories. Man tiesiog labai, kaip ir dabar, daugam patinka senesnių laikų stilius. Kalbam ir apie 90-uosius, ir 2000-uosius, ir, nežinau, 80-uosius. Man, kaip jau minėjau, atrodo, kad jie yra autentiški ir ypatingesni negu didelių korporacijų gaminami tie patys, štampuojami, klonuojami. Dabar pradėjo populiarėti 2000 ir 2010, tai ir mane labai įtraukė. Nes čia buvo mano sesės jaunystės laikai, tai man nostalgija. Гэта ўвогуле пайшло ад віна, добрым віном лічыцца тое, якое выраблена 15 років назад. І з-за гэтага вінтажным, то есть якасным і добрым лічыцца тое адзенне, тыя рэчы, якія выраблены больш за 15 років. Dažnai matom, kad jie nusiperka kažkokį daiktą ir jie išėję klykia, mergaitės ypač jaunas. Nori turėti fizinį daiktą ir jį pačiupinėti. Ir antras dalykas yra, amerikonai. Viskas yra Amerikos, žmonės nenori tuo tikėti, bet viskas ateina iš ten. Jau prieš 7 metus. Kiekviena serija, kiekvienas serialė apie zombius, apie vos ne žvaigždžių karuose, jie visi suka tas plokšteles. Tai suprantat, jeigu tai rodoma visur ir visada, žmogui smegenys įkiša. Analoginė fotografija ir juosta man visados turės kitokį jausmą. Pats procesas ir rezultatas. Nes žymiai kitoks jausmas yra įdėti juostą, ją įvynioti, nei tiesiog įkišti SD kortelę į fotoaparatą. Taipogi žymiai smagiau iš tikro nematyti kadrų, kai juos padarai. Ir tada, kai žinai, kad 3-6 nuotraukos kainuoja, tarkim, 10 eurų, tu žymiai atsargiau atsirinkinėjai, ką tu fotografuoji, kada tu fotografuoji. Nes skaitmeniniai fotografijai tu tiesiog pieškini, ką tu nori ir ištrini viską, kas lieka. Studijose aš užsiemu analoginę spaudą. Tai turi labai daug visokių detalių, kurias duoda sielos nuotraukai. Tai ir yra mano kaip ir mėgstamiausia analoginės fotografijos dalis. Pats procesas, jo unikalumas ir tai, kad tau reikia šiek tiek atsargiau elgtis nei su skaitmena.